Sveiki atvykę į antrąjį Kėkštų 12 statybų etapą. Darbai jau prasideda, pamatai liejami. Ačiū Dievui, ačiū orui, kad leidžia statyti, neturim šalčio ir pradedam statybas. Jo, truputėlį pasivaikščiosim po antrąjį etapą, pasižiūrėsim, ką čia galim pamatyti. Pamatysim, ko gero, nelabai daugą, tik pamatus, kurių dar nėra, bet visai netrukus atsiras. Ta antrą etapą suskaidėm į dvi dalis. Pirmoji dalis, 4 pamatai, 4 namai, na ir tikimės, kad dar 4 namus mūsų antrojo etapo antrosios dalies pradžia prasidės, po gero mėnesio. Tai iš pradžių 4 liejami pamatai, sustings, pradėsime mūro darbus ir vėliau jau liesime 4 likusius pamatus. Planas buvo toks, kad suskaidyti visą projektą į 3 dalis. Tai pirmas etapas, antras etapas ir trečias etapas, bet matome, kad projektas norimas ir turime rezervacijų jau ir antro etapo. Iš liejamų pamatų praktiškai vienas laisvas namas tik yra, kuris nerezervuotas. Tai nusprendėm nestabdyti ir statyti iškart likusius visus namus. Tai viena vertus ir pirkėjams, ir gyventojams tai bus pridėtinė vertė dėl to, kad negyvens statybose ilgai. Išeisime iš projekto, užbaigsime pilnai, sutvarkysim kelią ir galės žmonės savo įsirengti ir jau kitą vasarą mėgautis gamta. Šiuo metu 4 pamatai yra liejami ir tikimės, kad mėnesio laikotarpyje čia toliau dar 4 pamatai turi atsirasti ir visi 12 namų, kaip 12, 4 namai jau praktiškai pabaigti, 8, sakykim, kalbėkim apie 8, tai 8 namai įgaus pagreitį jau pavasarį. Vasarą tikrai bus galima pasivaikščioti po kiekvieną namą ir kol kas turim tuščią plotą, bet kaip ir minėjau, ko gero mėnesio laikotarpį čia taip pat atsiras dar 4 pamatai. Mėly bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot. Iki!